Tai Emilijau, kokios mintys po šiandien patirto pralaimėjimo prieš Vengriją? Daug minčių visokių. Manau, kad visai neblogai pradėjom. Paskui nusilpom kažkiek, tai įleidom porą įvarčių, kur neturėjo būti, ir manau, taip viskas ir prasidėjo, kad per daug klaidų pradėjom daryti, jie labai greitai to pasinaudojo. Antras rungtynės iš eilės, kur praleidus vieną įvartį, neužilgo krenta ar antras, kaip tai paveikė psichologiškai ir kaip to išvengti? Kažkiek tai paveikė, žinoma, bet išvengti nežinau, tiesiog reikia žaisti toliau, kaip žaidėm prieš tai. Nedaug kreipti dėmesio, o tiesiog koncentruoti savo žaidimą. Pats baigai rungtynės su rankos trauma, tai kaip tai paveikė tavo žaidimą ir kaip sunku buvo žaisti su skausmu? Ledo ritulys, toks vyrų sportas, sakykime, tai kažkiek tai nukreipė dėmesį, aišku, bet stengiuosi koncentruotis tiesiog į žaidimą daugiau ir daryti tai, kas man. Rytoj laukia rungtynės su Ispanija, trečias rungtynės per trečią dieną, ar bus jėgų ir kaip atsistatyti iš vis po tokios sunkių dviejų rungtynių? Mes jau, manau, ne pirmą kartą taip žaidžiam tokiu ritmu. Taip, kad visi žino, mes profesionalai žaidėjai, tai atsistatyti, kiekvienas turi savo rutiną ir išsimiegam ir kovojam toliau. Ačiū.